Dar kartelį sveiki, mes norėtumėme išgirsti jūsų poziciją kaip kandidato į Lietuvos Respublikos prezidento pareigas ir turime keletą klausimų, norime išgirsti jūsų nuomonę, tokiu būdu pateiksim ją ir platesnį mūsų pareigūnų bendruomenį, kurią atstovavom vertinimui arba tiesiog, kaip sakant, pristatysim jūsų poziciją. Tai norėčiau pradėti nuo to, ar jūs kaip pilietis jaučiatės saugus savo šalyje, savo mieste? Man teko būti užsienį, pavyzdžiui, Vokietijoje, Berlyne. Labai aiškiai matosi ribos, kuriuose valstybė užtikrina saugumą ir kur vėlų paros metą nerekomenduojama vaikščioti, pavyzdžiui, po 10 valandos. Tai yra akivaizdu, kad kitos valstybės naudoja savo pareigūnus, turimus išteklius pagal esamą situaciją. Iš to, kaip aš asmeniškai jaučiuosi ir mano artimieji jaučiasi Lietuvos didmiesčių centruose, mes jaučiame saugus ir dieną, ir naktį, ir vakare. Ir šitą prasme aš manyčiau, kad Lietuvoje bendro saugumo būklė iš tikrųjų yra gera. Ar tai susiję su tuo, kad daugelis žmonių, kurie užsiima plėšikavimu, yra išvažiavę į Europos Sąjungą į kitas valstybės? Aš tokios informacijos neturiu, galiu tik tai nujausti, kad galbūt taip yra. Kitas dalykas, kad ką mes gyventojai matom ir jaučiam, tai patrulių trūkumas, ypač tokių miestų pakraščiuose, tai jis yra akivaizdus. Ačiū. Kokiu balu 10-balėje sistemą įvertintumėte viešojo saugumo būklę Lietuvoje? Komentuokite plačiau. Aš vertinčiau 5, bet aš tai vertinu paimdamas bendrą Lietuvos vadovų, Lietuvos politikų požiūrį į pagrindinės saugumo problemas. Saugumą turiu omeny policiją, gaisrininkus, greitąją pagalbą, galimybę suteikti pagalbą paskambinus numeriu 112. Ir šitą prasme aš vertinu ne pareigūnus pačius, ne žmonės, kuriuos aš išvardinau, aš vertinu valdžios požiūrį. Valdžios požiūris iš tikrųjų yra labai blogas ir jis turbūt prilygsta Rumunijos, Bulgarijos vadovų ir politikų požiūrį. Ir taip, pirmiausia, be abejo, atsispindi per finansavimą. Na, tai čia iš esmės galėčiau sulyginti kaip su kariuomenė. Jeigu kariuomenė yra blogai ginkluota, blogai aprengta, blogai pamaitinta, jinai yra nekovinga. Tai mes galime reikalauti iš mūsų policininkų, gaisrininkų, greitosios pagalbos darbuotojų, kad jie kokybiškai teiktų paslaugas, jeigu jie nėra aprūpinti. Ir tas aprūpinimas pirmiausia susijęs ne su techninė įranga, ne su automobiliais, o su pareigūno savijauta. Jeigu jisai jaučiasi kaip vienas mažiausiai uždirbančių, jo, sakysim, kovinė dvasia, jo galimybės teikti gyventojams pagalbą yra smarkiai sužlugdytos būtent per pasitikėjimo nebuvimą. Kaip pareigūnas gali pasitikėti savim, jeigu jisai mato aplink save daugybę žmonių, kurie, pavyzdžiui, nesilaiko įstatymų, kurie dalyvauja šešėlinėje ekonomikoje ir jie gyvena už jį ne 2, ne 3, o 20 kartų geriau. Ir jisai supranta, kad jis pats to pakeisti negali ir jo savivertė yra labai, sakysim, žalojama šito supratimo, šito vaizdo, šito kasdieninio vaizdo. Ir taip pat jisai mato valdžios elgesį viešumoje, kada, pavyzdžiui, Seimo nariai, uždirbdami ir taip labai daug, tai yra 6 000 vidutiniškai rankas, dar nuo sausio 1 pasinaudodami to Konstitucinio teismo, mano galva, labai amoralių nutarimų, jie dar prisideda po 1500 litrų rankas. Aš beje esu atsisakęs to taip vadinamo padidinimo ar algos atstatymą, nes manau, kad tai yra būtent ir toliau demoralizuojantis ne tik policininkus, gaisrininkus ar greitosios pagalbos ar kitų panašių tarnybų darbuotojus, bet apskritai visus Lietuvos žmonės. Tai yra turtinės nelygybės didinimas, iš esmės neleidžia nei patiems pareigūnams jaustis normaliai ir neleidžia jiems kokybiškai vykdyti jų pareigas. Ačiū.